Labą dieną. Aš esu Edita. Edita, iš kur jūs? Šiaip Panevėžietė, bet paskutinius 8-9 metus gyvenu Amerikoje ir už vakar atskridau į Lietuvą. O, ir taip iškart pataikėte į X Factorių? Jo, beveik tiesiai iš lėktuvo. Edita iš Amerikos atsivežė du svarbiausius dalykus – kaubojišką pasitikėjimą ir akinamai baltą šypseną. Išmokau šypsuotis, ten tikrai išmokė šypsuotis, tai aš mėgstu visada šypsuotis, nereikia bijoti, bet vis tiek Lietuvoje irgi pritampu dar drąsiai. Už Atlanto Edita gyvena jau beveik 10 metų. Ar per tiek laiko pasiekė amerikietišką svajonę? Baigiau šiaip politikos mokslus, bet baigus mokslus visą laiką pasilikau prie dainavimo muzikos, prodiusavimo, didžėjavimo ir tiesiog groju baruose, lounge'uose, klubuose. Ir o laisvalaikiu dainuoju ir pati prodiusuoju šiek tiek muziką. Pernai po ilgesnės pertraukos Edita sugrįžo į Lietuvą. Ir tai, ką čia rado, emigrantė maloniai nustebino. Šiaip Vilniaus labai nepažįstu, vaikštau vos ne su žemėlapiu, nes amžinai pasiklydus nieko nerandu. Bet kiek esu prisiklausiusi žmonių, kad Lietuvoje labai niūrus, visi depresuoti ir čia pilka viskas, tai man iš tikrųjų gan kitaip atrodo. Bent jau žmonės, su kuriais aš susipažinau, tai labai visi laimingi ir patenkinti, niekur nenori važiuoti. Tai aš manau, jeigu tu pats pozityviai žiūri gyvenimą, tau aplink visur viskas pozityvu yra. O jeigu pats depresuoji, tai ir bus tau pilki tie pastatai. Edita savo laimę bandė ir Amerikos X Factoriuje, tačiau įveikti atrankų barjero jai nepavyko. Gal šįsyk pasiseks. O kas čia pas tave ant kaktos blizga? Čia papuošalai tokie. Čia toks man tai Indija primena. Čia dabar American style. Čia amerikiečių šamanas papuošė. O gerai, jūs skridot dėl X Factoriaus? Galim sakyti jo, tiesiog atvažiavau, sakau, pabandysiu ir tada pažiūrėsiu, gal pasiliksiu ilgesniam laikui. O jūs nebandėt, pavyzdžiui, eiti į Jungtinių valstijų X Factorių? Bandžiau, bet net nepraėjau pirmo raundo, nes ten labai daug tūkstančiai žmonių buvo ir gal tiesiog kažkas jiem nepatiko. Ir jūs nusprendėt, kad čia bus lengviau Lietuvoje? Nežinau, ar lengviau, tiesiog buvau labai jauna tada, gal 17, dabar jau vyresnė ir labiau savim pasitikiu ir žinau, ko noriu, tai visai kitas laikas dabar. Gerai, ką dainuosi šiandien? Dainuosiu Alicia Keys Falling. Prašau, pirmin. I keep on falling in love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone way that I love you. I never felt this way. How do you give me so much pleasure? Cost me so much pain, Just when I think I'm taking more than would a fool, I stop falling back in love with you. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone way that I love you. Oh baby, I'm falling. Okei. Mane tu sunervinai. Nugi dabar, ko Tiesiog, taip ir gali, ir negali, ir norisi, ir nesi, va toks, tu tampai klausytoje už ūsų ir nervini jį. Ir tiesiog, labai sunku tave klausyti, labai nervuoja, nes
Nu, nes tavo balsas nėra ten kažkoks fantastinis, kad jis turėtų labai gražius dalykus, tai tu tiesiog atpyliai, teisingai sudainavai ten, plius minus. Bet išraiška tai nervino labai. Aš jau toks buldozeris. O man balsas, galbūt pats tembras, spalva nėra labai ypatinga, bet kad tu jį tikrai puikiai valdai, tai mes visi išgirdome. Žinai, tau trūksta šiek tiek kažkokio tai tokio išpratėjimo. Jeigu dainuoji aukštas natas ir kur yra wow, žinai, tai tu tuomet ir, atsiduok tam visų savo kūnų, gerai? Žinai, dar vienas dalykas, aš šiek tiek norėčiau, man žinai, ko pritrūko? Aš šiek tiek pasigėdau moteriškumo tavyje. Švelnumo šiek tiek. O dabar stovėdama, atrodo iš tikrųjų daug labiau seksy ir visokia, negu kad dainuodama. O daina iš tikrųjų buvo labai stipri ir joje galima buvo save atskleisti 100%. To nepadarai, bet... Tu pasakei gerą A, bet nepasakei B. Turiu omeny tas pats įspūdis, kad lyg ir sugebi, bet lyg ir ne iki galo. Gerai, mūsų atsakymas yra Sauliau. Tu turi taip. Samu. Aš tau pasakysiu ne. Gerai, aš galiu pasakyti, kad kai žmogus gerai dainuoja ir kai jame išvelgia potencialą, aš turiu atleisti tam tikrus dalykus ir pasakyti taip. O tau labiau patinka Amerikoje ar Lietuvoje? Noriu čia pagyventi ir pasižiūrėti, kur labiau patinka. Bet atskirdau, tai norėčiau čia pabandyti kažką. Tai jeigu tau sakysiu ne, tai tu negyvensi Lietuvoje jau? Nežinau, dar taip greit galbūt nepasiduočiau, bet atvažiavau laidai, tai norėtųsi būti, šiek tiek ilgiau. Verslo pasiūlymas. Verslo pietus. Apie vaistą noriu, aš labai noriu valgyti, tai greičiau sakyk. Tu visada nori valgyti. Aš visada noriu valgyti, tai. Ir dainuoti. Aš nežinau, aš tikrai nežinau, aš nežinau, aš kreipčiausi į publiką, kurią mes vis dar turime. Taip? Gerai, ar jūs norėtumėt... Ar jūs norėtumėte Editą palikti? Taip? Bet aš noriu pamatyti žmogų, kuriam nusispjaut ant Editos. Pakelkit ranką, kuris nenori visiškai. Gerai, dar kartą pasakykit, ar reikia Editos mūsų X Factoriuje? Gerai, Edita, tu turi 3 taip, publika ją to taip paskutinio išprašė, tu turi 3 taip, patenki į kitą etapą ir dėkok visiems. Ačiū visiems. Arba neįsmegojus, arba kažkas. Nežinau, man toks... Bet tu dar pasiliksi Lietuvoje truputį. Teks pasilikti, bet publika prašė. Teks pasilikti, publika parašė, gerai. Tik tu, šaunuolė, puiku. Ačiū labai. Puiku. Mes labai džiaugiamės ir pasimatysim kitame etape. Ačiū. Iki. Tiesiog galvoju, gal lengviau kažkaip viskas išeis, bet labai susikauščiau kažkodėl. Ir, nežinau, norėjau publikai dainuoti, bet teko kažkaip savo dainuoti. Bet viskas gerai. Ei! Ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Factorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.